Varna visažinė. Miško pakraštyje, tarp samanų kvapo ir girgždančių eglių, gyveno varna vardu Varnelė. Ji nešoko, nedainavo ir net nerašė eilių, tačiau vis tiek buvo labiausiai žinoma asmenybė visame miške. Ir nebe reikalo. Varnelė turėjo supergalę. Ji viską žinojo. Ji žinojo, kada kiškis eina valgyt. 9:30, bet tik jei neapniukę. Ką vakar suvalgė barsukas? 7 kiaušinius ir 1/4 šokolado. Kodėl ežys miško parduotuvėje renkasi kriaušes, o ne obuolius? Čia dar neaišku, bet aiškinsimės. Jei Varnelė kažko nežinojo, tuoj pat išsiaiškindavo, o jei nepavykdavo, pridėdavo truputį nuo savęs. Dėl spalvos, dėl įdomumo, dėl efekto. Savo žinių troškulį Varnelė puikiai išnaudojo kirpykloje Plunksna ir Šeriai, kur dirbo kirpėja. Visi žvėrys čia rinkosi, vieni dėl šukuosenų, kiti dėl apkalbų, treti, nes tai buvo vienintelė kirpykla miške. Ta rytą pirmas atėjo barsukas Bronius. Jis įėjo burbėdamas, o atsisėdęs į kėdę sumurmėjo. Kirpkite trumpiau, bet ne per trumpai. Kaip visada, bet ne taip, kaip praeitą kartą. Aišku, šyptelėjo Varnelė. Bet klausyk, Braniuk, ar tiesa, kad vakar vakarieniai suvalgei 7 kiaušinius? Barsukas net pašoko. Iš kur tu žinai? Paklausė jis. Aha, vadinasi, tikrai suvalgiai, sučirškė Varnelė. Pelėda sakė, kad tau nuo to net snukelis blizgėjo ir kad tu pradėjai sapnuoti vištas. Melas, suriko barsukas. Aš jas sapnuoju jau nuo užpraeito antradienio. Po Broniaus atėjo lapė. Išdidi kaip visada. Uodega it debesėlis, akys švyti iš laimės, nes dabar po kirpyklos jie atrodys dar gražiau. Lapute, girdėjau, kad vakar tavo uodega užstrigo medžio drevėje, šūktelėjo Varnelė, dar nespėjusi paimti šūkų. Neužstrigo, susiraukė lapė. Tik, ji trumpam įkliuvo. Vadinasi, įstrigo, šypsojosi varna. Beje, gandras minėjo, kad tavo uodega šįmet nebe tokia pūkuota kaip pernai. Gal metas keisti uodegos priežiūros rutiną? Ar daryti viską taip, kaip įprasta? Lapė nieko neatsakė, tik pasiūlė. Galiuką patrumpink ir daugiau nieko neklausk apie dreves. Po lapės atpėdino ežys. Rimtas, tylus, su šleifu smilgų ant kojų. Kriaušės, ežiuk, kriaušės vietoj obuolių? Vos pamačiusi ežiuką iškėlė sparną Varnelė. Ar tik čia nemeilės ženklas? Paklausė ji. Gal tiesiog norėjau pakeisti skonį, sumurmėjo ežys. O gal kažkas tau patinka? Išplėtė akis varna. Gandras sakė, kad vakar tave matė su mėlynu balionu. O mėlyni balionai, na, pats žinai, ką jie reiškia, smalsavo ji. Ežys nuraudo,
kaip tik gali nurausti padarą su spygliais. Tyliai sėdėjo ir žiūrėjo į grindis. Varnelė to net nepastebėjo. Ji jau pasakojo istoriją, kaip vienas bebras įsimylėjo gervę, bet gervė mylėjo pelėdą, kuris slapta mėgo grybauti. Kitą rytą į kirpyklą atėjo mažas voveriukas. Jis atrodė kaip riešuto dydžio debesėlis, plaukuotas, žvalus, bet labai tylus. Šioje kirpykloje jis lankėsi pirmą kartą, todėl įėjęs paklausė: Labą dieną, ar čia galima apsikirpti? Žinoma, sučirškė varnelė. Tik prieš tai pasakok, kiek riešutų paslėpei žiemai? Ką vakar veikei? Ar tavo pusbrolis Simas vis dar lipo į eglę atbulas? Voveriukas nuleido akis žemyn. Aš nelabai mėgstu, kai manęs klausinėja. Ar galėčiau tiesiog patylėti? Varnelė atvėrė snapą, pasiruošusi pasakyti dar bent 7 smagias spėliones, bet žvilgtelėjo į voveriuką. Jis sėdėjo ramiai, nekvėpavo per giliai, nežiūrėjo į ją, tiesiog tylėjo. Ir tada visų nuostabai varnelė pirmą kartą patylėjo. Ji kirpo tylėdama, šukavo tylėdama, net savo juokelį apie piktą bebrą pasilaikė sau. Kai voveriukas atsistojo, jis nusišypsojo nuo ausies iki ausies. Ačiū, buvo labai gera. Seniai taip tyliai jaučiausi toks išgirstas. Varnelė liko stovėti prie kėdės, žirklės sparne. Ji pirmą kartą pajuto, kad kažko neišsakius, viduje darosi šilčiau nei paprastai. Ta vakarą jis sėdėjo ant beržo šakos, žiūrėjo į mišką ir mąstė. O gal viskas, ką žinau, neturi būti pasakyta? Gal kartais užtenka tiesiog būti šalia, klausyti, net jei niekas nekalba. Kitą dieną miško kirpykloje pasikeitė viena smulkmena. Kai žvėrys ateidavo į kirpyklą ir atsisėsdavo į kėdę, varnelė pirmiausiai paklausdavo: Nori pakalbėti, ar tiesiog pabūsim ramiai? Ir stebėtinai dažnai žvėrys rinkosi pabūti tyloje. Ir vis tiek išeidavo ne tik gražiai apsikirpę, bet ir laimingesni. Varnelė tebebuvo smalsi, ji viską žinojo. Bet dabar žinojo ir tai, kad žinojimu nebūtina dalintis su visais. Kartais svarbiausia gebėti patylėti, nes kai klausai, gali padovanoti kitam ne tik šukuoseną, bet ir ramybę.